Sveiki, esu Augustas Alekna ir šiame vaizdo įraše pristatysiu 25 metų kovo-rugsėjo mėnesiais vyriausybės kanceliarijoje atlikto projekto skirto ateities iššūkiams atsparios migrantų sistemos kūrimui kontekstą, eigą ir rezultatus. Projekto pagrindas, tikslas ir uždaviniai siejasi su valstybės ateities vizijoje Lietuva 2050 aiškiai įvardyta ambicija kurti Lietuvą, kurioje laukiami ir integruojami visi norintys ją įsipareigoti atvykstantieji ir sugrįžtantieji. Šios temos aktualumą pagrindžia ne tik tai, kad per 4 metus Lietuvoje gyvenančių užsienio kilmės gyventojų skaičius patrigubėjo, bet ir susijusios ateities tendencijos ir iššūkiai, kurie numato, jog priverstinės migracijos skaičiai dėl klimato kaitos ir kitų globalių krizių tik tai augs. Dėmesį skirti migrantų integracijai ir jos įgyvendinimui pasirinkta dėl to, kad yra įvardyjama kaip labiausiai Lietuvoje tobulintina migracijos politikos sritis. Migrantų integracijos klausimus aktualizuoja ir neigiamos demografinės tendencijos, su jomis susijęs ekonominis augimas, žmogaus teisų ir lygių galimybių užtikrinimo sąsaja su tvaria integracijos sistema, taip pat poreikis užtikrinti valstybės saugumą. Dėl šios priežasties vizijos teigiamas holistinis požiūris į migracijos ir integracijos klausimus buvo svarbus pagrindas sprendimų paieškai projekto metu. Sprendimų paieška rėmėsi 2 principais. Pirma, buvo atkreiptas dėmesys į skirtingas visas Lietuvoje sutinkamas migrantų grupės. Tai yra pabėgėliai, darbo migrantai, aukštos kvalifikacijos specialistai iš užsienio ir grįžtantys lietuviai diasporos atstovai. Taip pat labai svarbus buvo jų kelionės etapai. Reiškia, buvo žiūrėta, kas yra svarbu dar prieš atvykstant migrantų į Lietuvą, atvykimo ir priėmimo etapu, 3. pirminės integracijos etapu ir 4. priėmus sprendimą likti ilgalaikės integracijos arba išvykimo etapu. Dėl šių iššūkių ir sprendimo būdų integracijos sistemoje tartasi su 4 konsultacijose su ekosistemos dalyviais, institucinėse diskusijose su darbdaviais, saugumo atstovais, diskusijoje Jonavos rajono savivaldybėje ir bendrakūrėjų dirbtuvėse Migracijos informacijos centre Vilniuje. Džiaugiuosi, kad projekto metu galėjome įtraukti platų skirtingų suinteresuotųjų šalių, migrantų atstovų ratą. Tikimasi, kad tai padės užtikrinti šių rekomendacijų tvarumą ir įgyvendinimą. Trumpai apie pačias rekomendacijas. Kadangi, kaip ir minėjau, tai siejasi su skirtingais etapais, kiekvienam etapui buvo išskirtos 4 pagrindinės teminės kategorijos. Prieš atvykstant įvardyta, jog yra svarbu įtvirtinti abipusį įsipareigojimą, pasitikėjimo ir saugumo sąlygas, aiškiai apibrėžiant migrantų keliamus tikslus dar prieš atvykstant į Lietuvą. Antra, atvykimo priėmimo etape akcentuojamas būsto ir darbo rinkos prieinamumo klausimas. 3, pirminė integracijai kaip esminė integracijos sąlyga išskirtas švietimo sistemos prieinamumas, kalbant apie kalbinį ir sociokultūrinį migrantų švietimą. 4, ilgalaikiai integracijai svarbu užtikrinti bazinės socialinės paslaugas. Visoms šioms 4 teminėms kategorijoms buvo išskirti 3 horizontalūs principai, kuriais taip pat pagrindžiamos tam tikros rekomendacijos susijusios su decentralizacijos principu, tai yra integracijos ir socialinių paslaugų teikimu savivaldybėse, į ateities iššūkius orientuotos sistemos valdymu, kuris yra paremtas duomenimis, jų stebėsena ir institucijų bendradarbiavimu. Ir 3, tai kaip galime sukurti visiems migrantams ir visuomeniai prieinamos informacijos ir komunikacijos sistemą. Tas rekomendacijas galite rasti, jomis susipažinti Kurk Lietuvai projekto puslapyje. Dėkoju už dėmesį.